Bakterinė plėvelė. Esu sulaukęs labai daug klausimų, kas per velnis tai ir. Čia vienas akvariumas, ant kurio bakterinė plėvelė labai stipri dabar. Čia kitas akvariumas, ant kurio bakterinė plėvelė yra, bet silpna. Nuo ko tai priklauso ir kas per daiktas? Bakterinė plėvelė susidaro iš augalų gaminamo cukraus, bakterijų, išmatų ir taip toliau. Bakterinė plėvelė skaido oro burbulai, dėl to burbuliatorius padeda. Filtro srovė į paviršių, taip toliau. Matot, filtro srovė nukreipta į paviršių, bet jį nesugeba suskaldyti, nes mano filtro srovė yra lėta. Tam aš buvau pasidaręs sifonus, kad kiekvieną dieną papildant vandens ir palaikant vienodą lygį, žiūrėkit, čia nugaravo per 3 dienas. Ir nugaravus čia, paviršius yra bakterinės plėvelės. Ką aš su ja darau? Nusemiu. Paprasta. Tai nėra problema. Šioj vietoj oro burbuliukai po bakterinė plėvelė yra susidarę iš augalų fotosintezės. Negražu. Ir jeigu neturit augalų ir nesigamina deguonis, bakterinė plėvelė gali rauginti akvariumą, nes akvariumo paviršius negauna kontakto su oru. Jeigu trūksta deguonies. Mano akvariumuose deguonies netrūksta. Burbuliatorius šioje vietoje padėtų, bet aš burbuliatoriaus nemėgstu iš esmės, nei garso, nei taškymus. Pas manęs jų nėra namuose. Tai va taip paimti ir paviršių nusemti tą bakterinę plėvelę, susipilti indą, pažiūrėti, ar nenusėmiau krevečių, nėra problemas. Dabar kodėl šitam akvariumą susidaro stipriausiai? Nes čia yra pigmėjai koridorai. Čia vyksta aktyvi labai fotosintezė. Ir pigmėjus aš šeriu gyvom kirmėlėm. Ir aš turiu įtarimą, kad nes šitas ir gretimas akvariumas yra gruntu ir visų ko kitu identiški. Bet čia plėvelė susidaro daugiausiai, nes aš čia daugiau šeriu žuvis, o name nėra žuvų. Šeriu tik krevetes. Jokios problemos dabar nusėmiau nuo kiek. Čia per 3 dienas aš taip semiu. Nusėmiau litrą. Nes semiu su 250 ml indeliu. Ir viskas. Ir plėvelės nelieka. Kai akvariumai įsikurs pastoviai, nes čia buvo laikins variantas, tai žinoma vėl bus padaryts nutekėjimas vandens. Ir kad kiekvieną dieną po truputį per šlangelę pasipilda vanduo ir per paviršių perteklius plėvelės nubėga ir vanduo palieka skaidrus. Ir visi sumpiniai variantai, kur vanduo nubėga, jie neturi plėvelės. Arba, kaip dabar tas daiktas vadinasi, kur išorinį filtrą nuo paviršiaus surenka, užstrigo pavadinimas dabar. Irgi panašiai. Tai bakterinė plėvelė nėra problema, jie atrodo negražiai. Bet ji gali pradėti rauginti vandenį, jeigu trūksta deguonies. Kadangi, kaip matot, Rotalo kolorata pas manęs va taip įsirėmus į dangų ir tikrai nerūksta. Ir burbulai po bakterinė plėvelė buvo dėl to, kad fotosintezė vyksta aktyvi. Tai dar galiu šitam akvariume sutrumpinti šviesą, sumažinti šviesos kiekį, nes čia turiu 3 ledukus po 5 vatus. 15 vatų galiu palikti 10, bet nenoriu keisti, nors dabar teks nukirpti augalus, galbūt aš tai padarysiu. Viskas, nusėmiau. Vieną, bakterinės plėvelės nėra, o čia nuvalysiu. Nes čia dabar paviršiui, jau stiklą irgi reikės valyti, jaučiu, o čia paviršiui liko bakterinė plėvelė su servetėlė, su kempinėlė, akvariumams specialiai turiu kempinės, kurių niekur kitur nenaudoju. Šitiems akvariumams turiu kempinės, kurius nenaudoju niekur kitur. Ta prasme, kad neužneščiau dumblį ir taip toliau, pasimti kempinėlę ar kažką nėra problema. Pakraštį nuvaliau. Aha, čia jau dumblis taškinis. Pakraštį, kraštą nuvaliau, dapyliau šviežaus vandens ir viskas. Ir bakterinė plėvelė. Tai čia kiek aš užtrukau?
kol filmuoju ir šneku 5 minutės, jeigu nefilmuočiau 2 minutės, būčiau užtrukęs. Gal kiekvieną dieną praeidam stiklinę nusemti ir ta bakterinė plėvelė nemaišo. Nes, pavyzdžiui, krevetės minta ta bakterinė plėvelė, bet kadangi čia krevečių yra nors ir keliasdešimt, bet nepakankamai pagal tokį augalų kiekį, tai jos nespėsiu vartoti. Ką dabar darysiu? Dabar imsiu žirklaitės ir rotalas koloratas karpysiu gražias šakotas viršūnės, dėsiu į atskirą indą, žiūrėsiu, ar apačioj nėra likusių stagarų. Žiūrėkit, jūs net hedijotis alzamanį užgožiu, nes rotalą auga greitai, o hedijotis auga lėtai. Vat kerpu tokius galus, kuriuos galima sodinti. Ir jeigu matysiu, kad apačioj yra gražūs galai, tai šias ir paliksiu, šaknis, net nerausiu. O jeigu apačioj rasiu stagarus, tai tada išrausiu ir pasodinsiu šitas gražias viršūnės. Bet kol kas man taip atrodo, kad stagarų nėra apačioj, nesusodinau per tankiai. Va, krevetės pamačiau. Ir iš tų nukirptų dabar galės augti labai gražus tolygus krūmas, o šitas galiu sodinti į kitą akvariumą. Nu, kadangi pradžioj man rotalo koloratų norėjusi daugiau, tam, kad greitai augtų, kad sugertų, pogruntį ir taip toliau, žiūrėkit, kaip gražu. Palika toks lygus miškiukas, ten filtras, nukerpi ir ką tu, savaitė, gal 2 ir bus vėl lygus miškas. Su stikline pogrunčiu. Jokių trąšų. Okay. Nu, vat pats kirpimo procesas irgi yra fun reikalas. Nu, labai gražus miškas apačioj. Man nereikia jau rauti. Nėra stagarų, matot, vat kaip apačia atrodo. Žiauriai gražiai sužėlė, reiškia, gerai susodinau, ne per tankiai, netgi per šitos viršūnės šviesa iki apačios nuėję. Dabar dienai 2 augalai sustresuoja po nukirpimą. Čia normalu. Augalai sustresuoja, bet aš nieko daugiau ir nedarau, tik nukirpu. Va, pamačiau liudvigutės. Tai dabar va, tokį akvariumą jau galima pastoviai karpyti. Ir tas viršūnės man jau tikrai bus perteklius. Ir tas viršūnės sodinti į kitus akvariumus. O va, pažiūrėkit, kur visiškai užgožė liudvigė. Seni liudvigės lapai pajuoda, negavę šviesos. Tai vat šitą aš viršūnę kerpu ir ji liks akvariume. O vat apačią aš jau rausiu lauk. Liudvigė užgožta, be šviesos būti negali. Nors, žiūrėkit, čia buvo tik tais toks tarpas. Ne, visi tokie. Viskas, šitas eina lauk, nes jo vieta bus gražus. Yra pakankamai gražių viršūnių. Nu va, berodydamas apie bakterinę plėvelę, aš tam ir nusėmiau dabar bakterinę plėvelę, nes norėjau nukirpti augalus. Pirma nusisėmiau plėvelę, kad aš po ją nemakaluočiau. Ir dabar, ką dar noriu iš čia, va čia lika pora viršūnių. Ir va, higrofila, polisperma. Ten yra daugiau daigų, aš noriu juos palikti atvirus. Ir vieną tokį daigą noriu nukirpti tą viršūnę. Nu čia. Ir pasodinti kitą akvariumą. Ir šitą rotalą nukirpti. Ir kur čia dar buvo? Ir šitą. Viskas. Nu, rotalų turiu, va. Va taip suauga rotalą iš tokių pasodinta. Tai dabar likusiu va tą induką, tų rotalų pasodinsiu va iš šitų ir man vis tiek liks. O toliau nusemsiu bakterinę plėvelę iš čia ir nukirpsiu tas viršūnės rotalų, nuvalysiu priekinį stiklą ir ten turi būti rotalą
Ahra, kurią dabar šito jau užgožė. Aš iš kažkokio akvariumą iš vis galėsiu jau išrauti. Man svarbu buvo persinešti, nenusidvasinti. Jos šitos akvariumas yra švarios be dumblių. Taškinis, kuris va tai tokius siuliukus užauga, jis yra ant šono. Bet kladoforų, siūlinių taip toliau nėra. Tai va. Šiandien vyks sodinimo darbai.